Tai va, mūsų pamokos beveik eina į pabaigą. Tai atradom daug įdomių dalykų, atradom, kaip išlaikyti savo struktūrą tvirtą ir atpalaiduotą, tai per vidinę mūsų spyruoklę. Atradom, kad visi judesiai turi turėti tam tikrą pasipriešinimą ir kad tą pasipriešinimą išgautume, negalime plaukioti ten į šonus, pirmin atgal, turime daugiau tokią vertikalią poziciją išsaugoti, vertikalią spyruoklę, kad suteiktų mums jėgos traukimui, stumimui ir panašiai. Tai dar pabandėm įvairių lengvesnių, sudėtingesnių pratimų, pabandėm vaikščioti. Šį kartą bus labai paprasti dalykai. Pajauskim, kaip mūsų rankos spaudo žemę, kaip katinukai, kaip atėję murkia ir jie minko, kai jiem būna labai malonu letenėlėm. Tai vat ir mes, viena ranka spaudžia žemę, kita ranka padeda ištraukti žemės. Toks jausmas, tarsi viena ranka spaudžia žemę, padedama ištraukti ranką, kita spaudžia, padedama ištraukti kitą ranką. Ir paspaudom, vėlgi, su spyruoklyte. Jeigu darysite teisingai, pajausite, kad ir jūsų kojos mindo priešingai žemė. Tai viena koja, tai kita. Viena, kita. Na, kita. Tempiam, tarsi visų kūnų bandom ištraukti ranką. Ne tik va taip, bet visas kūnas tempias iki pat galvos. Tempiam. Stebim, kur kas mūsų kūne viduje, kokie raumenys nori prasitampti tuo pačiu, paskui judesi ir leidžiam tą jam padaryti. Na, spyruoklytė. Na, kita. Na, kita. Taip. Dabar tempiam abi rankas, atsispirdami nuo žemės. Ištempiam, paleidžiam. Ištempiam. Galim įkvėpti. Iškvėp. Taip. Galim tiesiog jausti, kaip viena ranka užstrigus erdvėje, taip užstrigdom, tarsi norim smeigti priekį, bet viduje jaučiam pojūtį, kad ranką traukiam į save. Išorėje atrodo, kad mes ją stumiam pirmyn, o vidumi traukiam į save. Tada kita ranka švelniai masažuoja mūsų ranką per atstumą. Vieną pusę į kitą pusę. Į vieną pusę į kitą pusę. Čia jausmas, tarsi mes ranką norėtume su pasipriešinimu ištraukti, bet yra užstrigus erdvėje ir mes negalim to padaryti. Ir gaunasi taip, tarsi abi rankos trinasi, bet viena juda, o kita stovi erdvėje. Čia, kairę ranką, tarkim, čia yra kairė, traukiam į save, o šito atveju jausmas tarsi norim kaip tik į priešingą pusę, stumti į priekį. Šito atveju jausmas lyg norim traukti, bet netraukiam, tik norim. Ir čia lygiai taip pat vidus tarsi stumia, bet išorėje to nesimato. Ir pakeičiam į kitą ranką ir darom lygiai tą patį. Ir šitą ranką tarsi nori traukti į save, o dabar tarsi nori stumti priekį. Pirštai, jau mes žinom, kad pirštai kaip su gumelėm, taip gyvi, kvėpuojantis, aktyvus. Ir keičiam. Ir keičiam. Taip. Darykite tiek kartų, kiek jums malonu, kiek įdomu, stebėkit, kas vyksta. Kiek viduje kinta, nenoriu sakyti, energijos tekėjimo kryptis, bet kryptis kažkoks viduje judesys, jis tikrai kinta. Ja. Gerai. Tada patrinkim delnus tarpusavy. Tarsi turėtume dvi knygas, kurias suspaudėm vieną į kitą, bet ne per stipriai, taip, kad jos galėtų judėti viena į kitą trintis. Ir per atstumą trinam delnus. Trinam.
Gali būti nedidelis apskritimas, gali būti ir labai didelis. Galima iš mažiuko didinti į didesnį, bet išsaugant trinties, spyruoklės jausmą, pasipriešinimo jausmą. Viena ranka tempia, traukiam ją į viršų, kita ranka tuo pat metu spaudžia žemyn. Kaip dviračio pedalais mintume. Jeigu gerai įsiklausysim, kas vyksta mūsų viduje, mes pajausim, kad mūsų rankas judina ne tik alkūnės arba ne tik pečiai, mūsų alkūnės judina klubai. Pajauskime, iš klubų judesys ateina. Arba mūsų rankas judina pėdos. Visas kūnas, tai viena kūno pusė stumia, kita kūno pusė traukia, viena kūno pusė stumia, tai kita traukia. Galim pakeisti kryptį ir traukti atgal. Apskritimą mažinti. Mažinam vėlgi, neprarandam to pojūčio, kad tai yra viso kūno judesys, ne tik delnų. Visas kūnas įsitraukęs, tarsi trinasi į erdvę. Viena kūno pusė trinasi ir kita. Uždarom. Ir giliai, giliai įkvepiam. Iškvepiam. Dabar, kad mūsų kvepavimas būtų efektyvesnis, turim jausti, kad čia ne šiaip rankas keliam, bet užkabinam žemės energiją ir įsispyrę į žemę, ją bandom atkelt, atplėšti jos svorį. Tempiam aukštyn, lyguma semtume ir traukiam iš dangaus į save į apačią. Taip, čia įkvėpimas, čia iškvėpimas. Ir vieną lėtą gilų. Šiek tiek sulaikom ir giliai, giliai iškvepiam. Praseinam palei veidą, šiek tiek paliekam atstumo tarp delnų ir veido. Ir jausmas lyg rankos prilipusios bando patempti veido odą į viršų. Ir vėl, ne tik rankos dirba ir galva, bet visas kūnas, vėl ta pati spyruoklė, su spyruoklės jausmu, įkvepiam, iškvepiam. Per priekį. Rankos tempia, gale nuleidžia. Per priekį tempia, gale nuleidžia. Leidžiam žemyn. Tempimas vėl. Tempiam žemyn, jaučiam kaip šyla, kaip reaguoja kūnas į mūsų delnus, kurie šalia kūno praeina. Per galą traukiam žemyn, braukiam. Pro vidinę pusę tempiam į viršų. Ir uždarom mūsų apatiniam dantenį, mūsų energijos centre. Moteris pradžiai deda dešinę ranką ant viršaus kairę, vyrai priešingai, krūtinė atpalaiduota. Tarp mūsų lagong taškų ir apatinio dantenio, tarp mūsų šito energetinio centro, gali jaustis toks ryšys, lyg viduje būtų šiltas kamuoliukas. Ir tie delnai šildo mūsų vidinį kamuoliuką. Galite užsimerkt, galite atsimerkt, kaip jums patinka. Tiesiog prajauskite. Kas vyksta viduje, kokie procesai, kaip kūnas reaguoja į visą tai, ką mes darėm. Kokie pojūčiai, kas dilgčioja, kas kaip vaikšto, kiek laisvumo viduje atsirado, kiek svorio nukrito, kiek jis lengvas pasidarė. Ramiai kvėpuojam ir stebim. Tai ačiū labai, kad buvot kartu, kad judėjot. Dar padarysim vieną video su meditacija savaitgalį, kad turėtumėt ką veikti. Ir iki kito karto.